Labas, Eglė. Labas, Ramona. Mes lankomės Tauragės krašto muziejuje Santaka gamtos salėje. Būtent. Labai faina ekspozicija ir vaikams patinka, ir mano dukrytė šiandien kartą yra atėjusios. Kas šiandien yra muziejus? Muziejus iš tikrųjų šiandien yra labai daug kas. Tiek Tauragės muziejus, tiek plačiaja prasme būtų galima čia kalbėti turbūt visą dieną. Bet turbūt geriausias žodis, kuris jį apibūdintų, tai toksai atvira vieta, sakykime, atvira vieta viskam. O jeigu kalbant apie Tauragės krašto muziejų, tai jisai yra be abejo irgi atviras įvairiausiam dalykam, nuo šiuolaikinio meno iki gamtos edukacijos. Mes turim be galo daug temų ir aišku, tas nėra paprasta visom tom temom operuoti, žongliruoti, bet viskas dažnai priklauso nuo asmenybių, nuo žmonių ir tie žmonės, kurie čia dirba, tas temas išpildo kiekvienas pagal savo kryptį, pagal savo gebėjimus, pagal savo išsilavinimą ir savo idėjas. Tai aš suprantu, kad tradicinis muziejus, kuriame kažkada anksčiau būdavo tik tai ekspozicijos ir buvo rodoma, kaip mes gyvenom ir ką mes turim išsaugoję vertingo, jo ribos šiandien yra gerokai išsiplėtusios, jūs esate ir renginių organizatoriai, jūs esate netgi meno kūrėjai, kūrybiniai darbuotojai jūsų, nes ne tik tai organizuojat parodą, bet ir patys įveiklinat savo žmonės užsiimti kūrybiniais darbais. Taip, stengiamės iš tikrųjų sudaryti sąlygas muziejaus darbuotojams taip pat įgyvendinti savo meninės idėjas, dėl to, kad Tauragė yra maža bendruomenė iš tikrųjų ir kas kitas, jeigu ne tauragiškiai, kurs patys Tauragiai, žmonės dirbantis Tauragėje, visada yra smagu, kada vietiniai kūrėjai kažką parodo tiek vietiniam žmonėm, tiek atvykusiam į miestą turistam vasaros metu ar šiaip lankytojam. Tai be abejo visada stengiamės įtraukti lygiavertiškai į savo ir šiuo metu vykstančią festivalio programą vietinius kūrėjus, inspiruoti įvairiausius kūrybinius procesus, organizuojame plenerus, įvairiausias dirbtuves, edukacijas, kad to kūrybinio tokio vaibo atsirastų kuo daugiau ir sakykime, įvairiausiamis formomis tai paskui pasireikštų ir aišku, jis tai duoda rezultatą, dažniausiai tai yra kažkoks dokumentinis produktas, įvykis, paroda. Žinai, aš negaliu nepaminėti, kažkada vienas buvęs rajono meras, paskui jis čia vadovavo irgi kultūriniam įstaigom, yra pasakęs, ką čia tas muziejus čia Vilniui nuvažiavęs tiek daugiau pamatysi. Tai, vis tik priklauso nuo valdžios požiūrio, ką mes čia turim, ką mes galim parodyti, nes iki tol, muziejus toks buvo kaip podukros vietoje, ir kaip tavo tėvelis yra vadovavęs muziejuje, tikrai nebuvo nei pinigų, nei dėmesio, kas tas muziejus, turi čia tų ekspozicijų, Ir dabar kada ta reinkarnacija tokia prasidėjo? Iš tikrųjų, aš manau, kad apskritai bet kokia kultūra, jinai yra labai gyvas procesas ir ją įtakoja daugybę dalykų. Ir kaip pasakai, politinė situacija, tai irgi yra plačiaja prasme kultūros dalis, aišku, ir steigėjo požiūris į kultūros įstaigas, ir bendras naratyvas, kuris yra nacionaliniu ir netarptautiniu mastu, nes, pavyzdžiui, šiemet
tai yra pernai jau 2023 metais pasikeitė muziejų įstatymas. Po 30 metų iš tikrųjų muziejus savo jau koncepcijoje, iš esmės misiją įvardijo, kad tai yra atvira erdvė, atvira kūrybai, atvira bendruomenė erdvė ir kad nors pagrindas muziejaus, aišku, lieka muziejaus rinkiniai, tačiau tie rinkiniai privalo, ne tai, kad gali, bet jie privalo būti įvairiai interpretuojami ir rodomi visuomeniai. Mes perkeliam fokusą iš tikrųjų nuo daiktų, nuo eksponatų ant žmogaus, ant lankytojo. Ir viskas, kas yra sukuriama žmogui, lankytojui, kad jisai mėgautųsi muziejinėm vertybėm, kad jisai permąstytų savo santykius su miestu, ieškotų savo tapatybės, pažintų kraštą ir taip toliau. Tai va, o iš tikrųjų ta reinkarnacija, aišku, labai priklauso ir nuo darbuotojų, kaip ir aš jau minėjau, asmenybės, kurios ateina dirbti su savo idėjom ir jeigu randa terpę jom plėstis, aišku, kas, aš manau, labai yra svarbu, atsiranda ryšiai meno, kultūros bendruomenėse, tame pačiame Vilniuje, Panevėžyje. Negaliu turbūt nepaminėti, jeigu taip ne tik abstrakčiai kalbant, kad, sakykime, dabar šiandien atsidaro Stasio Eidrigevičiaus menų centras Panevėžyje. Ir Stasys yra dabar tituluojamas vienu iš garsiausių Lietuvos šiuolaikinių dailininkų, jis reziduoja Lenkijoje iš esmės. Bet dar neatidaryto menų centro pirmoji paroda, jie iš pradžių parengė keliaujančią parodą, pirmosios parodos taškas buvo mūsų muziejus. Taip pat mes bendradarbiavom su tokiam irgi nevyriausybinėm organizacijom, kaip Kauno modernaus meno fondas, kaip Šiuolaikinio šokio centras ir daugelis kitų. Aišku, tradicija plėtojama yra ir fotografijos, visos fotografų sąjungos su visom savo atšakomis, su tie menininkai, jie atvyksta į Tauragę ir čia jau turbūt yra tikrai ne jauna tradicija, kad Tauragėje yra eksponuojami nacionalinio kalibro menininkų darbai. Čia tas neprasidėjo vakar. Jie buvo ilgus jau metus ir buvusio vadovo, į kurio batus man teko iššokti, Romualdo Vaitkaus, aišku, įdirbis su fotografija, jis yra jau virš 20 metų. Kitas klausimas yra auditorija. Ar auditorija taip lengvai atėjo, ar jinai taip lengvai ateina į tas parodas, nes turbūt yra tas toks susikaustimas tauragiškių, jie gal galvoja, kaip aš čia eisiu, neturiu su kuo eiti, ar kad čia kažkoks yra nesuprantamas man dalykas, bet tas barjeras truputėlį, bet mes tada gudraujam, mes einam į gatves, mes nešam parodas lauk, nešam į miestą, uždarom Bažnyčių gatvę per pietų pertrauką ir ten paleidžiam meninę akciją, performansą. Ir žmonės nenori, edukuojasi, nenori, jie turi pamatyti tas naujas meno formas, turi pamatyti tas menininkų darbus ir tiesiog pripranta iš tikrųjų, kaip tas toks yra posakis gan banalus, bet lašas po lašo vis dėlto ir pratašo. Egle, ačiū tau labai už įdomų pasakojimą išsamų ir labai linkiu visam kolektyvui augti, būti toliau užkariautojais, būti toliau edukatoriais ir būti tais kūrybininkais, kurie ne tik džiugins vietinius, bet įtrauks kitus. Ačiū labai.